Sveiki jėgos, grožio ir sveikatos mėgėjai. Ankstesnėje laidoje rodėme pradedančiųjų programą moteriams. Šioje laidoje taip pat daugiau dėmesio skirsime moterims, nors manau, kad ir vyrai ras ką nors įdomaus. Bet pradžioje šiek tiek informacijos. Instruktorių dėmesiui. Vasario 9 dieną Kaune Kombo klube Raudondvario plentas 167 vyks instruktorių seminaras. Registracijos pradžia 9 val. Instruktoriai turintys pažymėjimus juos turi atsivežti, o neturintys pažymėjimų turėtų iš anksto registruotis elektroniniu paštu info@geležiniaižmonės.lt. Po 2 metų pertraukos mes vėl turėsime galimybę išklausyti Lietuvos olimpinės rinktinės vyrgydytojo Daliaus Barkausko pranešimą. Taip pat vyks praktinis užsiėmimas Kauno sporto klube Geležiniai žmonės. Į dažniausiai instruktoriams iškylančius klausimus, dirbant su klientais, atsakys Lietuvos nusipelnęs treneris Saulius Misevičius. Platesnį informaciją apie instruktorių seminarą rasite Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos internetinėje svetainėje bei Facebooko paskyroje. Na ir informacija sporto klubų lankytojams, norintiems vasarą pasitikti gražesniais. Televizinio projekto Pasiruošk su mumis vasarai pradinis filmavimas vyks vasario 23 dieną. Registracija 10 val. Kaune sporto klube Geležiniai žmonės, Jurbarko gatvė 2A. Dalyviai turi nepamiršti bikini ir maudymosi kelnaičių, su kuriais dalyvaus pradinėme filmavime. Praėjo šventės ir ne viena sporto klubo lankytoja skundžiasi prisidėjusiais kilogramų. Kitos moteris norėtų padailinti kūno linijas, bet joms sunkiai sekasi. Yra ir tokių moterų, kurios norėtų svorio priaugti, bet nepavyksta. Šiandien pagrindinė laidos tema ir bus skirta moterims, padėsime joms atsakyti į iškilusius klausimus. O ir ne vienas treneris turbūt susidūrė su įvairiausiais mitais, kuriais nežinos moteris ateina į sporto klubus. Taigi pakalbinsime Saulių ir paprašysime išsklaidyti mitus ir padėti moterims. Sveikas, Sauliau. Tai ar padėsi moterims, atsakysi jų klausimus? Sveikos moteris, sveiki visi mūsų laidos žiūrovai. Šiaip jau mano turbūt, kaip sakant, pareiga žemėje padėti visiems, na tame tarp ir moterims. Dažnai moteris naujai pradedančios sportuoti sako, aš nenoriu raumenų. Ar yra ko bijoti? Na šiaip moterims kaip iš dalies ir yra ko bijoti, tačiau turbūt reikėtų klausimą iš esmės panagrinėti. Iš esmės tai yra tai, kad moters organizmas gamina žymiai mažiau testosterono negu vyrai. Net testosteronas vyrams ne tik, taip sakant, jų vyriškumo skatina, bet ir yra atsakingas tiesiogiai už pačių raumenų masę ir jėgą. Kadangi moteris, kaip jau sakiau, testosterono turi žymiai mažiau arba jo gaminasi savo mažiau, tai joms raumenų masė auga žymiai sunkiau negu vyrams. Tačiau, sakykime, moteris atėjo su pakankamai dideliu viršsvoriu, tai yra turinti pakankamai didelį sluoksnį riebalinio audinio aplink savo visą raumenų struktūrą. Pradėjus mankštinti, be abejo, jos organizmas yra įsilgęs fizinio krūvio ir raumuo labai greitai reaguoja į krūvį. Ir kadangi raumuo reaguoja į krūvį, jinai padidina šiek tiek raumenų masę, ten jeigu vyrai tiek padidintų, tai jie būtų nusivylę, tačiau moteris padidina ir palieka tą patį riebalinį audinį, be abejo, kad ta masė šiek tiek gali trumpai padidėti. Ir netgi teisingai viską darant, tas procesas gali vykti. Tačiau vėliau riebalinis audinys pradės žymiai greičiau tirpti negu raumuo kelsis ir rezultatas bus toks, kokio mes norėsime. Moteris, nenorėdamos užsiauginti raumenų, bet norinčios numesti svorio, pradeda lankyti aerobikos užsiėmimus. Ir po kurio laiko pastebi, kad svoris nekrenta, o apimtis didėja. Kas vyksta? Paprasčiausiai aerobiniai užsiėmimai skatina organizmą daugiau pasisavinti deguonies. Tai yra viena iš pagrindinių sąlygų įsisavinant maisto produktus. Na, sakykime, kiek daug sugeba mūsų organizmas priimti medžiagų. Po aerobikos organizmas be abejo stengiasi atstatyti prarastą energiją, tame tarpe riebalinį audinį. Ir kadangi mūsų kalorijų kiekis yra
šiek tiek per didelis pagal mūsų esamą svorį. Tokiu būdu vietoj norimo efekto, kad mes numesim riebalinį audinį, mes pasmulkėsim, gaunasi, kad pastambinam. Taip pat aerobika galbūt nenorėčiau mesti akmens į aerobikos daržą. Aerobika, sakykime, neformuoja pačio kūno, ji leidžia tik tai pašalinti energijos perteklių. Su ta sąlyga, jeigu maiste tos energijos yra šiek tiek mažiau, negu kad reikia tam organizmą statyti iki minimumo. Pradėjusios mankštintis moteris nori labai greitą rezultatą ir į sporto klubą eina 4-5 kartus per savaitę, po jėgos treniruotės atlieka ilgus kardio užsiėmimus, labai pradeda riboti maistą. Kas vyksta? Na, šiaip, sakykime, kad moteris pradėjusi mankštintis, pirmą, būtent tokiam stiliui, apie kurį tu pati papasakojai, moteris labai greitai atmuša savo norą toliau mankštintis. Tai yra, organizmas yra pastoviai persekęs, visą laiką varginanti būsena, aš esu pavargus, aš esu vangi, nėra pas mane energijos, greitai mūsų pasąmonėje sukuria tam tikrą dalyką, reikia apsisaugoti. Jūs tada pradedat save argumentuoti. Tai yra namuose surasti tam tikrų darbų, kuriuos jūs būtinai turit šiandien padaryti, ne rytoj, ne poryt, ir tai dažnai vyksta pačių treniruočių sąskaita. Antra, tai yra, kada organizmą mes pastatom į ekstremalias sąlygas, organizmas pats stengiasi ekstremaliai ir atsistatyti. Na, įvyksta, trumpai tariant, superkompensacija. Tai yra, aš bandau atstatyti daugiau, negu kad praradau. Vyrai tuom džiaugiasi, moteris paprastai būna nelaimingos, nes tokios varginančios intensyvės treniruotės su savaitgaliniais prisivalgymais paprastai duoda atvežtą rezultatą. Vietoje minusinio jis būna į pliusą. Tai, kaip jau dar kartą turėčiau apibendrinti, yra pirma, mes prarandam norą treniruotis, antra, mes ko gero negaunam tinkamo rezultato, na ir trečia, ilga varginanti treniruotė po jėgos treniruotės, jinai yra gera, bet tam žmogui, kuris yra jau prasportavęs ne mažiau kaip pusę metų. Dažnai moteris į sporto klubus ateiti paskatina jų vyrai, čia jau sportuojantis. Ir moteris užduoda klausimus. Ar aš galiu vartoti maisto papildus, kuriuos vartoja mano vyras? Kai kurios maisto papildus tikrai galima naudoti, jeigu tai yra, sakykime, maisto papildai skirti sąnarių restauravimui, atnaujinimui, tai yra su flex žodeliu, tai yra fleksidas, animal flexas ir visi kiti, kurie būtent yra atsakingi už sąnarių restauravimą. Antri maisto papildai, tai yra BCA amino rūgštys, kurios yra 3 nepamainomos rūgštys sujungtos su angliavandenių grandinė. Jos taip pat gali būti netgi dar geresnis stilius negu vyrams, laikantis dietos, laikantis mitybos režimo, kada jūs neturite energijos. Na, paprastos amino rūgštys, be abejo, kadangi vyro ir moters raumenų masė yra visiškai skirtinga, tada reikėtų moterims galbūt pačių amino rūgščių naudoti dvigubai mažiau negu vyrui. Na, o jeigu kalbėti apie kitokias, ten pumpus, įvairiausias skatinančias azotą, dar kurios priemonės, o kai kada gal vyrai piktnaudžiauja ir ne visai leistinais maisto papildais, manyčiau, kad tokių maisto papildų reikėtų vengti. Norint greičiau numesti svorį, yra galimybė pasitelkti įvairius maisto papildus. Taigi moteris klausia, ar gali jos naudoti maisto papildus skirtus svoriui mažinti, ar tai duos tinkamą rezultatą? Taip, dauguma maisto papildų, kurie yra skirti svorio metimui, tai gali būti ir kofeino pagrindu, tai gali būti su L-karnitinu papildomai, tai gali būti ir kitos priemonės. Reiškia, maisto papildai patys iš savęs būna įvairiausių rūšių. Reiškia, vieni maisto papildai, jie
pagreitina, galbūt pagerina tik tai treniruotės metu, kaip L-karnitinas, pačią energijos kilimą, reiškia, mes geriau jaučiamės treniruotės metu, tačiau atlikę darbą už 250 kalorijų minus, mes paprastai tiek ir netenkame. Yra ir stipresnių priemonių, tai CAT sistemos, jeigu kalbėti iš universalo, tai gali būti ir karnitekas ir taip toliau, kur yra karnitinas jau su kofeino pagrindu, na ir daugelis kitų. Ten yra šiek tiek kitokia sistema. Ten aš atlikau darbą už 250 kalorijų, praradau dėka kūno temperatūros pakilimo, didesnio prakaitavimo, praradau daugiau kalorijų, tačiau tai yra technika. O jeigu kalbėti apie tai, ar verta, ar tai padės, bet būtina sąlyga. Jūs turit kaip ir be jų, norėdami numesti svorį, laikytis atitinkamo mitybos režimo, taip ir su jais. Jeigu jūs naudosit maisto papildus skatinančius sunaudoti daugiau kalorijų treniruotės metu, tačiau neuždarysit burnos po treniruotės, tai yra kirsit viską, kas papuola, jūsų rezultatas vėlgi bus lygiai atvirkščias. Tai yra, kaip aš jau minėjau, kad moteris pradeda tukti tada, kada jinai pradeda mesti svorį. Ir būtent šis atvejis gali įvykti tuo metu, naudojant tokius maisto papildus. Turbūt ne vienam tekę išgirsti, o gal ir pamėginti svorio mažinimo būdą, nevalgo po 18 valandos. Ar šis būdas teisingas? Taip, svoris sumažėja, bet sumažėja ne kūno riebalinio audinio sąskaita, o pirmoje eilėje ir raumenų sąskaita. Aišku, vėliau, kada jau įsijungia mūsų kūno riebalų sistema, mažėja mūsų svoris ir dėka riebalinio audinio. Jeigu mes sportuojam, mes užsiimam kūno dizainu, tai yra formuojam raumenį ir bandom su tuo raumeniu padaryti mūsų kūną tobulesnį, reiškia, mūsų organizme vertinga medžiaga yra raumuo. Ir mes įsivaizduokit, kad tą raumenį labai sunkiai pastatė dėka to, kad, nes raumuo yra, na, sakykime, pati nestabiliausia struktūra mūsų organizme. Ir ją reikia pamaitinti kas 4-3 valandas esant aktyvioj būsenai. Tai jeigu jūs pavalgo 6 valandą, einat miegoti 12, tai reiškia, jūs 6 valandas paliekat organizmą be baltymų pamaitinimo, tai yra baltymų mūsų organizmas negauna. Ir pirmoje eilėje mes mažinam tuos raumenis, kurie, kaip sakant, yra statybinė mūsų kūno dizaino medžiaga. Kitas dalykas, mes išmušam medžiagų apykaitą iš tos vadinamos normos, tai, kad organizmas supranta vieną. Aš galiu badauti, aš priverstas būsiu badauti, tai viską, ką aš gaunu iš šalies, jis naudoja ne kaip energiją, o naudoja kaip atsargas būsimai energijai. Tai yra mūsų kūno riebalai.